Elektronikos inžinieriai projektuoja, konstruoja ir eksploatuoja elektroninę įrangą. Dirba įmonėse, gaminančiose arba savo veiklai naudojančiose elektronikos produkciją, televizorius, palidovinę, ryšio ir garso aparatūrą, apsaugos sistemas, kompiuterius ir elektroninę biuro įrangą, medicininę aparatūrą ir automobilių elektroninę įrangą, elektros, įvairius matavimo, kontrolės bei buitinius prietaisus. Aš esu Ignas, domiuosi geografiją, muziką, istoriją. Šiaip kol kas dar neapsisprendžiau, ką norėtųsi studijuoti, bet norėčiau, kad darbas būtų gerai apmokamas ir susijęs su užsieniu. Esu Greta, patinka mokytis kalbų, organizuoti mokyklos renginius. Norėčiau studijuoti verslo vadybą ir įkurti savo įmonę. Būtų įdomu dirbti reklamos, švenčių organizavimo srityse. Aš esu Tautvydas, man įdomi fizika ir biologija, norėčiau dirbti aukštųjų technologijų arba inžinerijos srityse, nemėgstu rutinos, norėčiau, kad mano darbas būtų dinamiškas ir nenuobodus. Donatas Grybauskas, elektronikos inžinierius, darbo stažas 2 metai, baigė Vilniaus Gedimino technikos universitetą. Elektronikos inžinieriai gali dirbti labai plačiai. Mūsų darbas yra apsauginės sistemos, taip pat automatika, informacinės sistemos. Tai visur, kur yra elektronika? Taip, visur, kur yra elektronika. Čia yra visas, sakykime, valdymas. Serveriniai visi sueina kompiuteriniai tinklai, apsaugos visi kabeliai. Čia šio pastato? Jo, čia būtent šio pastato. Video įrašymo įranga, nepertraukimo maitinimo šaltiniai, upsai. Elektros inžinierius daugiau įgyvendina tai, kas yra popieriniam variante. Popieriniam variante pateikia, ko nori, kad būtų kaip nori padaryti, o tada jau tu pastatai, programuoji, paleidai tą sistemą, kad užsakovas, sakykim, būtų patenkintas. Sistemas ir prižiūrim, būna netgi profilaktiniai patikrinimai, kur tenka važiuoti, patikrinti akumuliatorių būklę, pačių daviklių veikimą, ar vyksta tikrai aliarmai, netgi imituojami įsilaužimus ir panašiai. Ten sandėliai, matyti, saugom kažkokius labai svarbius daiktus. Ten buvo ir metalo detektoriai, sakau. Mūsų net neįleido su Tautvydu, tikėjo dviese, kurie tenais pasirašė tam tikrus dokumentus. Ten nuo pakrovėjų iki laidų, ten visokiausių. Reikia domėtis jau, sakykim, nuo mokyklos fiziką, būtinai, ir informatika. Čia 2 pagrindiniai dalykai. Po mokyklos norėjau stoti informatiką, kadangi nepavyko ten įstoti, rinkaus artimiausiai informatikai, nors galvau, kad nebus jinai tiek artima, tai automatiką aš stojau. Kai pradėjau ten jau, sakykim, 3-4 kursė studijuoti, supratau, kad informatika ir dar plus fizika, elektronika visą. Na ir dabar pabandysim, čia yra testuojamas biometrinis skaitytuvas, kuris piršto pagalba, kad nereikėtų naudoti kortelės, duris atidaro. Naują vartotoją galima įvedinėti nuotoliniu būdu. Geras. Neužtenka vien baigti universitetą. Dažniausiai kiekviena sistema yra su savo niuansais ir savo specifikom. Todėl, sakykime, įmonė prieš pradedant dirbti su tam tikromis sistemomis, dažniausiai važiuoja inžinierius pas gamintoją, mokymai vyksta apie tas sistemas, pravedami kursai ir tada tu jau gali dirbti kaip normalus inžinierius. Čia yra šios sistemos vizualizacija. Galima įvesti naujus pirštų anspaudus. Vos ne kasdien naujos technologijos ir labai sparčiai dabar vystosi ir visur jos diegiamos. Todėl tu turi nuolat domėtis, nuolat sekti naujus produktus, jų veikimą. Elektronikos inžinierius, jeigu nemokės jokios užsienio kalbos, praktiškai niekas yra. Visos instrukcijos yra anglų kalba, kartais būna rusų, vokiečių kalbomis. Lietuvių kalba labai mažai, praktiškai nieko. Dabar pridėk savo pirštą, nuskanuosim pirštą antspaudą. Nesvarbu, kurį? Nesvarbu. Jūs galite ir užsienį laisvai dirbti savo. Laisvai, nes visam pasaulyje praktiškai tos pačios technologijos ir dirbam su naujausiam technologijom. Ir netgi inžinieriai važiuoja į Angliją, dabar dirba, paleidinėja sistemas turim objektų ir Anglijoje. O ar Lietuva neatsilieka nuo to europinio naujovių visų? Sakykime, labai sparčiai vejasi ir man atrodo dabar jau lygis panašus kaip ir, nes naujausi produktai ir pas mus yra taip pat. Ar dažnai nutrenkia elektra šitam darbe netyčia? Yra tekę ne vieną kartą gauti elektros. Profesija nėra pavojinga.
Šiaip srovės yra mažos, įtampa maža, 12 voltų arba 24 dažniausiai pasitaikant įtampą, bet tenka ir 20 gal. Čia yra ir realiai įdiegta apsauginė ir vaizdo stebėjimo sistema. Jums galima ne tik važinėti po objektus, bet ir sėdėti ofise ir projektuoti, ruošti pasiūlymus. Inžinieriai ekspertai būna, kurie jau tiesiog daugiau analizuoja sistemas naujas ir padeda tiems patiems inžinieriams. Elektronikos inžinieriaus specialybė labai perspektyvi ir apimanti labai plačią sritį. Vis daugėja elektronikos elementų visame pasaulyje ir visur dabar jau ir namie ir manau darbo bus visada. Sužavėjo ta profesija tuo, kad visose gyvenimo srityse ją galime pritaikyti. Aš įsivaizduoju, koks yra džiaugsmas, kai tu padarai. Tu padarai ir veikia viskas. Ir žmonės patenkinti, kad tu apsaugai jų kažkokią teritoriją su savo sukurtu objektu. Tu jauti labai didelę atsakomybę. Pavyzdžiui, jeigu aš montuočiau ten tą kažkokią sistemą, tai man būtų morališkai labai sunku, labai didelis stresas, jeigu, tarkim, apiplėštų banką, kurį aš apsaugojau. Man tik labai keista, kad gal jis čia taip tik sakė, man atrodo. Kad pats sukuria, bet negali apeiti. Vat aš to ir nesupratau. Nes aš kaip suvokiu, tai jeigu tu sukuri, tai tu ir žinai to vis tiek kelią. Jeigu kada nors pinigų pritrūks. Ar sugedo televizorius, ar sugedo durų skambutis, ar mašinos elektronika sugedo visur. Jeigu žmona turi vyrą elektronikos inžinierių, jis viską pataisys. Man čia kažkaip patiko viskas. Viskas kabina, taip įdomu, nes su tais pirštų antspaudais buvo irgi įdomu, tenai šitoj operaciniai. Tam reikia turėti pašaukimą nuo jaunystės ir tuomet tiesiog turėti tą norą gilinti žinias ir kaupti praktiką, nes su praktika ateina visos kompetencijos.